Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Kaip vienas evangelistas, jisai buvo bažnyčioje, šlovino Dievą ir kėlė rankas į jį ir šlovino jį, ir šlovino jo vardą ir aukštino jį. Ir po to po tarnavimo prieina prie jo moteris ir sako, o matėjai tenai, sako, ant sienos, įtrukimas ant sienos buvo. Ir jisai tada sako, nepastebėjau, sako, nes mano akis visą laiką žiūrėjo į Kristų, į Jėzų. Tas toksai visiškas susifokusavimas į Dievą, kai tu šlovini Dievą ir nieko aplinkui save nematai ir nieko aplinkui save negirdi. Tai yra kiekvieno mūsų sekmadienio siekiamybė, nieko absoliučiai nematyti aplinkui, tik tai vieną jį, tik vieną Jėzų. Mes meldėme su Gražina ir Roberta ir sakom, įsivaizduojat, mes esam atpirkti jo mirtimi, ne gerais darbais tik tai. Ne vien tik tai kažkokiu tai nuostabiu, šventu, tobulu gyvenimu, bet jo mirtimi. Tas atpirkimas įvyko tik tada, kai jisai buvo paaukotas ant kryžiaus. Tik tai tada, kai jisai numirė ir buvo prikeltas. Tik tais tada. Tai vati tokia būsena, kai tu nieko aplinkui nematai, kviečia suvokimas, kad tu esi atpirktas mirtimi. O ne šiaip pinigais kažkokiais ar ten dar kažkokiais kitais dalykais. Bet jo mirtimi, Kristaus mirtimi, vieną jį, kad matytumėm, kiekvieną šlovindami. Ir ne tik sekmadienį tai jau įvyksta egzaminas, bet diena iš dienos, sekmadienį tai tik tai ta diena, kai mes atsiskaitom šlovinimo metu, galim galbūt taip įsireikšti, kai mes jau šlovinam kartu ir daug lengviau kartu šlovinam. Daug lengviau kartu gerėtis Dievui, nei pavieniui, nei kai vieni esam. Nei pirmadienį vidury dienos. Bet tokia yra šventojo siekiamybė. Ateiti tą šventumą su baime, su ta pagarbė, su ta tokia, koks Dievas. Ir būti jo buvime, ir įeiti tą buvimą, įeiti tą šlovinimą ir suvokiant, kad šlovinimas jis niekada nesibaigia, kad tu tik prisijungi prie to, kas yra šventa. Ir neateini su savo tais visais, ne su savo tom problemom visom, bet ateini grinai toks, koks esi prie jo sosto. Dieve, šlovinam tave. Garbinam tave, Dieve. Tu esi Dievas, kuris ištisi savo pažadus, įvykdai savo žodį. Jis nenuskamba veltui. Iš tavo lūpų nieko nėra veltui. Šitoj knygoje nieko nėra veltui. Kiekvienas žodis, kiekviena raidelė, kiekvienas taškelis yra su reason, su priežastim. Garbinam tave, Dieve, Jėzus Kristus vardu. Amen. Aš manau, kad po 20 metų mes jau nebeversim tų tokių žodžių. Reason, ar ten dar kažką mes jau būsim. Jau žinosim visus šitos anglicizmus ir tiesiog, man atrodo, bus pamokslai tokie mikstūros anglų, lietuvių, rusų ir kitom kalbom. Baimė. Šypsena, baimė. Tai yra nemaloni emocija, kurią sukelia pavojaus, skausmo arba žalos grėsmė. Ir mes galim
į tą pavojų įdėti bet ką. Į grėsmę mes galime įdėti bet ką. Grėsmė mano kišeniai. Robertos paukojimo tas žodis. Grėsmė mano planam. Grėsmė kažkokia. Ir ar įsigastat, kai esat prieš pastatomi prieš Dievo žodį? Aš tai taip, nes aš tada save sveriu. Ar aš esu toj vietoj? Ar aš darau tai, ką Roberta dalinasi? Aš sveriu ir tai yra grėsmė, tai yra nemaloni emocija. Aš jaučiu kažkokią tai baimę, nežinau kaip jūs, aš jaučiu kažkokią baimę, nebent iš tikrųjų darau viską, kas čia parašyta, nes kaip parašyta, man atrodo, kažkur Hebrajų laiške, kažkokiam tai skyriui yra parašyta, sako, jeigu mes, sako, sąmoningai darom nuodėmę, tai belieka kažkoks baisus laukimo teismas. Tas teismo laukimas, kažkoks baisus teismo laukimas. Jeigu mes gyvenam taip, kaip parašyta, nėra baimės. Reiškia, mes gyvenam jo šviesoj. Mes gyvenam apšviesti jo šviesoj, mes einam į šviesą, mes judam link tobulybės. Mes esam jo meilėje, nes meilėje nėra baimės. Sakom, Dievo meilė, jinai išvaro baimę. Reiškia, to nemalonaus jausmo, jo nėra jo meilė. Bet jeigu jisai yra, tai, nes jis yra visiškai realus. Ir būna intarpai mūsų gyvenime, kai mes jaučiam baimę, kai mes jaučiam pavojaus, žalos ar kažkokios tai, arba kažkokios tai skausmo grėsmę, ne, mes jaučiam. Nors galbūt kiti ten adrenalino kažkokie mėgėjai su manim nesutiks, ne? Pavyzdžiui, Diana, jai vienodai, jinai iš lėktuvo šoks su parašiutu ir jai vienodai, kad Justas bijo. Tenais toj vietoj pas ją nėra baimės. Bet 90% likusių gyventojų pasaulyje, jie nesielgia kaip Diana. Jie nešoka su parašutu, jie neina tiesiai į baimę. Jie bijo tam tikrų dalykų. Ir žinot, kai kurios baimės, jos tave gelbsti netgi. Dievas yra įdėjęs kažkokią tai, tą būseną į mus, tą saugumo būseną, kur mes neinam tiesiai į kažkokią tą ugnį, mesgi nebėgam į ugnį, nes mes bijom nudegti, mes bijom mirti, mes bijom apsideginti. Tai ta baimė tarsi yra gera, bet būna baimės kažkokios racionaliai neracionalios. Nežinau, ar taip galim įsireikšti, nes taip atrodo, kad tu suvoki, kad tu bijai kažko, kas yra visiškai neracionalu. Tai nėra, tai tau net nėra kenksminga, bet tu bijai kažkodėl tai. Ir tai yra netgi dvasiniai dalykai. Mes žinom, kad yra baimės dvasia. Baimės dvasia jinai ateina ir mus kankina. Baimės dvasia ateina ir mums neleidžia įsiskleisti taip, kaip Dievas nori, kad mes įsiskleistumėm. Kad mes būtumėm tokie ištobulinti. Baimė trukdo, kai kuri baimės dvasia trukdo mums tobulėti, trukdo mums perlipti per save, išeiti į šviesą. Baimė nori, kad tu liktum tamsoj. Žinot, kažkur Izaijo pranašystėje yra parašyta, sako, kad žemė ateis tokia tamsa, tokia tiršta tamsa, kad ją bus galima pajusti, ją bus galima pačiupinėti, ją bus galima apglėbti, ją bus galima perbraukti su ranka, jinai bus tokia tiršta. Bet aš galvoju, čia galbūt netgi tas bus labai subtili tamsa. Ta tokia tamsa, kuri bus daugybė žmonių laikoma šviesa. Ir kai daugybė žmonių laiko tamsą šviesa, jinai tampa nebe tokia grėsminga. Net krikščionim jinai tampa nebe labai tokia grėsminga. Dėl to, kad 99% gyventojų šitos žemės, jie galvoja, kad ta tamsa, kurią mes laikom tamsa, yra šviesa, mes pradedam buketoj vietoj ir pradedam susitapatinti. Man patiko Vilmo žodis prieitas. Ačiū, Roberta, kad pasidalinai, man taip reikėjo tą dieną to žodžio. Ir kaip jinai sako, su kuo tu susitapatini? Ir aš tenais išgirdau, kad mes labai dažną atveju susitapatinam su ta 99%, su ta tamsa, kuri vadinama jų šviesa. Ir viskas susimakaluoja mūsų gyvenimuose. Būna, kad pasaulyje yra, mūsų protų suvokiant atrodo, kad visai neblogas patarimas. Kažkas patarė man daryti taip ir taip, auklėt vaiką taip ir taip, su vyru elgtis taip ir taip, sakykime, ir aš gaunu tą patarimą iš šono, iš pasaulio ir tam, tarsi visai sueina su Dievo žodžiu, tarsi
išgirsti kažkiek tai tiesos ir tas kažkiek tiesos kažkodėl tai pradeda tapti ta tokia tobula tiesa, ta nedrebančia tiesa, ta pamatinė tiesa. Ir mes tiesiog bėgame į ją ir sakom, jo, nes geras patarimas, ten ir pasaulyje duoda gerų patarimų. Ir norit, aš jums kai ką pasakysiu šiandien ir gal skambės visiškai radical. No! Visiškai ne. Absoliutiškai ne. Nes net pats teisingiausias pasaulio patarimas vis tiek gali būti vedimas į tamsą. Vis tiek gali būti vedimas į tamsą. Mes kiekvieną kartą turėtume užduoti savo tokį klausimą. O ką sako Dievo žodis? Nes Dievo žodis gali skambėti absoliučiai ne į tą pusę, kaip tas geras, tobulas patarimas iš pasaulio. Absoliučiai. Ir mes netgi tada pradedam, įsivaizduojame, mes iki tokio lygio susimakaluojam, kad mes tada sakom, tai čia tamsa. Tai čia tamsa. Čia buvo tada tam metui parašyta. Šiandienai visiškai nebetinka. Įsivaizduojat, net krikščionis susimakaluoja tarp tamsos ir šviesos. Labai paprastai. Tamsa yra viena iš velnio taktikų, kuri yra vedama baimės. Kuri vedama baimės. Jinai apvilkta į baimės kiautą. Apvalkalą, rūbą. Kiautą. Nes rūbą lengva nusimti. Iš kiauto labai sunku iššokti, kai jis visiškai užsidaro. Tai ta tamsa jinai veikia per baimę. Žiūrėkit, kiek kartų jinai kausto taip stipriai, kad jinai sugeba mus sukontroliuoti netgi. Ji mus stingdo, kai ateina laikas kažką tai daryti, mes bijom. Mes stovim vietoj, arba net nusigrėžam ir einam į priešingą pusę. Kai reikia kažką sakyti, mes nutylam, nes mes bijom gal net įžeisti vienas kitą. Mes kažkada su Roberta vienas į kitą tai pasižiūrim ir sakom, bet kaip mėmės mes, kaip kažkokie dvasiniai snargliai. Dar Saulė Gražinos duktė labai gerą tokį pavadinimą sako, jaučiuosi kaip kokia dvasinė tešlė. O Deimantas geriausias irgi buvo medūzos. Kažkokie tešliukai vandenį. Kas nutiko? Kur mūsų backbone? Ar mes taip nebepasitikim Dievu? Ar mes taip suskistėjom? Dievo žodis sako, kokie mes esame iš tikrųjų. Žinot, ką daro velnias, jis ateina ir sako, Dievas neištesės pažado. Dievas nepadarys to, ką tau pažadėjo. Dievas nesielgia taip, kaip čia parašyta. Pažiūrėk, kaip tu jauties. Pažiūrėk, kaip tu jauties. Taigi tu drebi iš baimės. Tai kur tavo Dievas? Dovydui kiek kartų sakė, kur tavo Dievas, jo priešai? Kur tavo Dievas? Ir Dovydas bijo už juos. Sako, kaip jie, sako, drįsta, jie nebijo Dievo? Taip sakyti? Ateina laikas kalbėti, mes tylim. Kažkoks paralyžius apima. Kokią iliustraciją pasirašiau Sovietų sąjungos metu Stalinas. Prisimenat Stalino tais laikais, tai buvo didžiulė baimė. Žmonės sakė, kad sienos turi ausis. Rumunijoje, man atrodo. Ten antiek vieni kitų bijo, kaimynai, brolių bijojo, nes galvojo, kad juos išduos. Sienos ausis turi. Negali nieko sakyti prieš valdžią. Jokiais būdais. Net trupučio, net iš šono negali pasižiūrėti. Net per vėlai atsistoti negali pagerbti Stalino. Net per vėlai atsistoti, reiškia, pirmiau aš turiu atsistoti, kad tik taip nepavėluočiau atsistoti. Kokio lygio baimė. Bet visi šypsos, visam pasauliu rodo, kaip gražu Sovietų sąjungai. Nes apgaubta tamsa ir nieko už tos tamsos nebesimato. Ir tada atėjo į valdžią Chruščiovas, Stalino bendras, bet jisai atėjo ir daro pertvarką. Jis buvo galbūt vienas iš tų pirmųjų tų vadų, kuris norėjo išeiti iš tos Sovietų sąjungos, iš tos senosios, to baisaus marksizmo, to tamsaus marksizmo. Ir tada vyksta kažkoks tai posėdis
Ir Chruščiovas sako kalbą ir po kalbos kažkas atsistoja ir sako, taigi tu Stalino bendras. Mirtina tyla. Kas tai pasakė? Tyla. Visi tyli. Sako, dabar suprantat. Tokia baimė, kad tavo mintyse tu nori kažką sakyti, bet tu žinai, kad jeigu atsistosi, žūsi. Tokia baimė. Kokio lygio baimė? Pats Chruščiovas bijojo Stalino. Stalinas toks bailys buvo, kad jisai savo name turėjo 8 miegamuosius. Jisai bijojo, kad jį kažkas tai nunuodys. Kiekvieną kartą jisai pasirinkdavo random kažkokį tai kambarį, kuriame miegos, kad jo niekas nenunuodytų. Nuolatos baimė. Baimė. Julius Cezaris, toks didis karys, sako, kai priešas šaukdavo, jam tai būdavo, dar daugiau to nori. Bet sako, jeigu tik tai pamatydavo audros debesis, jisai virpėdavo kaip epušės lapas. Bijojo audros. Visi turim baimių. Kiekvienas iš mūsų, stipriausi pasaulio žmonės turi baimių. Visi iki vieno turim baimių. Patarlių knyga 29-25 parašyta, kas bijo žmonių pakliūva į spąstus. Kas pasitikė Dievu, bus saugus. Kas bijo žmonių pakliūva į spąstus. Kas tie spąstai? Tai yra nuodėmės spąstai. Tu pradedi gyventi taip, kaip tau sako gyventi. Tas, kurio tu bijai. Tu pradedi gyventi taip, kaip tas, kuris tau sako. Tas, kurio tu bijai. Žiūrėkit, kaip Viešpats, su tokia pasirašiau, kartais Viešpats nuramina audrą. Jis ateina ir nuramina audrą. Ir jis labai dažną atveju tai padaro. Bet sako, kartais jis leidžia audrai siautėti, bet nuramina savo vaiką. Ir jis audroj nebijotų, nedrebėtų, kaip Cezaris. Žiūrėkit, kokių baimių pasaulyje būna, kokių keisčiausių fobijų būna. Ir aš galvoju, čia šitose vietose tos visos fobijos, jos yra vadinamosios evoliucionavusios, pilnai įsiritusios, įsivoliojusios baimės, įsikevalojusios baimės. Na, žinot, kas yra su baime? Baime auga. Jinai niekada nemažėja. Jeigu tu jos neįveiki, jinai niekada nemažėja. Jinai nebūna tik tai, kaip man, pavyzdžiui, žiurkių baime. Man žiurkių baimė buvo iki tokio lygio, kad aš užsidengdavau paklodę, kojas paslėpdavau, nes galvodavau, kad tos žiurkės naktį gali ateiti ir sugraužti mano kojas. Seriously? Aš realiai bijojau, man buvo tokia baimė, aš slėpdavau kojas po kaldra. Kad ir kaip karšta būdavo. Dabar ne, aš su tą baimę kovoju. Nemanau, kad aš bijočiau. Žiurkės nėra man malonios, bet nemanau, kad aš ten bėgčiau nuo jų ar ten dar kažką. Bet va iki tokio lygio. Ir jos evoliucionuoja, jos didėja. Nuo žiurkių perini prie žmonių, nuo žmonių perini prie lifto atsidarančių durų, nuo to perini dar kitur. Nes baimė, jinai didėja, jinai apima visą tavo gyvenimą. Čia yra velnio taktika visiškai tave uždaryti kevalą, kad tu visiškai nefunkcionuotum kaip žmogus ir būtų galima iš tavęs tyčiotis, kaip tik tais nori. Peladofobija. Nuplikimo arba nuplikusių žmonių baimė. Aerofobija. Skersvėjų baimė. Atsidaro duris, bijai. Kas? Porfirofobija. Violetinės spalvos baimė. Chaetofobija. Plaukuotų žmonių baimė. Geri draugeliai būtų tie du. Levofobija, daiktų esančių kairėje kūno pusėje baimė. Dekstrofobija, dešinėje kūno pusėje esančių daiktų fobija baimė. Aurorafobija, šiaurės pašvaistės baimė. Kalirofobija, neaiškių reikšmių baimė. Talasofobija, sėdėjimo baimė. Man talasofobija kartais, kai žmona namie atsisėdu, girdžiu pareina. Sėdėjimo baimė. Ta stabisbazifobija, stovėjimo ir vaikščiojimo baimė.
Odontofobija, dantų baimė. Grafofobija, baimė rašyti viešai. Ir paskutinis. Fobofobija. Baimės baimė. Baimė išsigąsti. Baimė evoliucionuoja iki tokio lygio. Ir tai nėra juokinga, ne? Tai yra dvasiška, tai yra tamsa. Tai yra toks apsėdimas. Toks uždarimas tave, žmogaus, tobulo žmogaus. Mes matom vienas kitą kaip Dievo kūrinį, kaip tą, kuris gali viską. Pats Dievas, žiūrėdamas į žmonės, kurie stato Babelės bokštą, sako, žiūrėk, ko tik jie nori, tą gali pasiekti. Ir ateina fobofobija. Ir žmogus pradeda bijoti. Bijot, kad bijos. Iki tokio lygio. Ir tai yra jau tamsa, tai yra ta tamsa, kurią galim apčiuopti. Mes gyvenam jau tame laike. Ir mes turim būti ta švieselė, ta druskelė žemėj, kurie eina, žiūrėdami baimį į akis ir daro unreal dalykus, nerealius dalykus. Tikslų užsibrėžimas pagal Dievo žodį. Tu gali kur kas daugiau negu dabar turi. Tu gali pasiekti kur kas daugiau negu galvoji. Man patiko, sako, tavo tikslas turi būti tokio dydžio, kad tau neįmanoma jo būtų atlikti. Kad pamatytum, kaip Dievas dirbo tavo gyvenime. Ir čia nėra pasižiūrėkit į mane, čia yra pažiūrėkit į mano tėvą, į mano Dievą. Pažiūrėkit, koks didelis mano Dievas. Nusukit akis nuo manęs. Va, Dievas. Todėl ir te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad matydami jūsų gerus darbus, jie šlovintų Tėvą, kuris yra danguje. Todėl suprasdami, kad turime šį tarnavimą iš gailestingumo, mes nepailstame, atsisakę slaptų, begėdysčių, nesileidžiame į gudravimus ir neiškraipom Dievo žodžio, bet atskleisdami tiesą prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje. O jeigu Evangelija yra paslėpta, tai ji paslėpta žūstantiems, kuriems šio amžiaus Dievas apakino protus, netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas šlovės Evangelijos šviesa. Mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, o mes jūsų tarnai dėl Jėzaus. Nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos sušvisti šviesiai, sušvito mūsų širdise, kad suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide. Vakas mes tokie. Vakas. Ir kai ateina tas laikas tamsos, mes sakom, bet aš esu šviesos vaikas. Aš esu šviesos vaikas, aš esu tobulai sutvertas Dievo. Dovydas sako, aš baimę keliančiai sutvertas. Ne, aš nebijau mirties šešėlio slėnio, nes tu su manimi. Nors ir eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tavo lazda ir tavo ramstis nuramina mane. Žinot, kažkaip visą laiką galvodavau, kad baimė ir tikėjimas tai yra du priešingi dalykai. Šiandien šiek tiek kitaip pradėjau galvoti. Aš galvoju, kad baimė ir ramybė yra du priešingi dalykai. Nes baimė yra savotiškas tikėjimas. Baimė yra savotiškas, galima įsireikšti ir taip. Baimė yra tikėjimas 90% neteisingų scenarijų. Kas yra baimė? Baimė yra tikėjimas kažkokiu keistu scenarijum. Kažkokiu bedievišku scenariu. Pagalvok, kiek kartų, kai tu įsigandai, tavo galvoj sukosi scenarius, kas galėtų įvykti, jeigu pasielgčiau taip, jeigu pasakyčiau taip. Arba kitaip. Sukūrėm savo galvoj scenarių. Kiek kartų eidami į gatvę arba atsistodami prieš žmogų kažkokį, kuriam mus Dievo dvasia ragina aiškiai, sakyk šituos žodžius, mes kūrėm galvoj scenarijų iš baimės. Gal nedrebėjom akivaizdžiai, bet viduje tai tikrai bijojom. Ir tikėjom, jeigu to nepadarėm, reiškia patikėjom tuo scenarijum. 90% neteisingų scenarijum.
Nu kartais įvyksta, jo, tas 10% galim palikti, nu kartais taip būna, jo, įvyksta taip, kaip tu sugalvojai, kad gali įvykti. Kaip Jobui, pavyzdžiui, sako, man atsitiko tai, ko aš labiausiai bijojau. Taip. Jis buvo, mes piešim Jobą tokį stiprų, ne, tokį šlovinantį Dievą, nieko nebijantį. Ne, aš netokį Jobą matau. Visiškai netokį. Aš matau Jobą tokį bailį, tokį įsigandusi. Jis nuolatos aukoja aukas, kad tik tai jo vaikai nepadarytų kaltės ir kad tik tai, jeigu jie padarė kaltę, kad tik tai Dievas jam atleistų. Jis nuolatos buvo baimė, jis bijojo. Jis bijojo dalykų, kas gali atsitikti. Ir žinot, jam atsitiko tai, ko jis labiausiai bijojo. Dvasia tave priveda prie, gali būti, kad prives prie tavęs prie neteisingos scenarius. Prie to, kas gali atsitikti. Nes jinai evoliucionuoja, jinai didėja. Jeigu tu jos neįveikinėjai, jinai didėja. Taip, yra du tikėjimai. Yra tikėjimas baimės scenariumi ir yra tikėjimas Dievo scenariumi. Žiūrėkit, kaip parašyta, jam Evangelija pagal Morkų 5:35-36. Ten tai tokia istorija, kur pas Jėzų ateina sinagogos vyresnysis ir sako, mano dukrelė miršta. Ateik, uždėk rankas ant jos ir jinai tikrai pasveiks. Aš turiu tikėjimą, kad jinai pasveiks. Jis mato, jis turi scenarijų, jis galvoja, turi scenarijų, Jėzus ateis, uždės ranką ir viskas bus gerai. Nes jinai dar gyva. Ir Jėzus eina ir prisiartina, ateina tas toksai sutrukdymas. Kitas scenarijus ateina. Jėzau, einam greičiau. Jėzus, ne, reikia sustoti. Kažkas mane prilėtė. Kas mane prilėtė? Mokiniai apšalę, kaip tu klausi, kas tave prilėtė tokia minė. Vienas į kitą pečiais, rankomis, net nesuprantam, kas čia prie manęs prisilietęs, net nežinau. Iš nugaros. Ne, sako, kažkas mane prilėtė, iš manęs išėjo jėga. Iš tavęs išėjo jėga. Sinagogos vyresnysis jėga išėjo. O kad jinai grįžtų laiku, kai tu ateisi prie mano dukrelės, kad tik jinai būtų vėl tavyje. Prasideda kažkokias abejonės. Tik tai ateitų laiku, greičiau einam. Ne, moteris mane palėtė. Moteriai turi žodį. Eik, dukra, tavo tikėjimas tave išgydė. Dabar einam. Ir kažkas ateina su baimės scenariumi. Sako, nebevargink mokytojo, tavo dukrelė mirė. Ir čia ateina tas baimės scenarius. Ką daryti? Kas bus? Ir Jėzus žinodamas tą scenarijų jo galvoj, jau kas jo galvoj darosi, jis sako šitai. Nebijok, vien tik tikėk. Tikėk kuo? Tuo, kas tau ką tik atėjo ir pasakė, kad tavo dukrelė mirė? Ar tikėk savo scenarijum, to tikėjimu, kad Jėzui viskas įmanoma. Kad Jėzus ateis, uždės rankas ir jinai bus išgyjus. Ir mes dažną atveju esam pastatomi prieš tos du scenarijus. Galvoju, tikrai turim tą tikrąjį gerąjį scenarijų, ką Dievas gali per mane atlikti, arba ką Dievas gali per mus bendrai atlikti. Bet ateina kažkas su savo baimės scenarijum, net ir į bažnyčios susirinkimą. Ir po to apnuodija didelę dalį kitų žmonių su baimės scenarijum. Sako, ne, neįmanoma, gal dar nelaikas, gal dar to nereikia daryti, gal ne dar, gal per mažai, dažnas būna atvejis, gal per mažai dar finansų, gal dar per mažai pasišventimo. Tai jo visada bus per mažai. Pabandykite įsivaizduoti tobulą pasišventimą dėl Dievo. Kada tai bus? Aš manau dangui. Aš manau ateis tas momentas tik tai dangui, kai būsim tobulai pasišventę Dievui. Niekada nebūsim tobulai visiškai atsidavę Dievui čia, tam kūne, šitam kūne. Pogalai šitas kūnas nepajėgus tobulai pasišvęs Dievui. Bet šitos smegenys tiki jo scenarijum, mato jo vedimą, žino, kad galima, žino, kad įmanoma, žino, kad Dievui viskas įmanoma. O aš esu su Dievu ir man viskas įmanoma.
yra baimės scenarius. Izaijo pranašystė 41:10 parašyta, nebijok, nes aš esu su tavimi. Girdite, čia jum, čia man, čia mums visiems. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Izaijo pranašystė. Šustra knyga, ne? Kokia gera knyga. Kokia gera knyga. Nežinau, kas su jumis padaro šitą žinią, bet aš pats save dabar uždeginėjau. Nebijok, nes aš su tavimi. Nepasiduok baimiai. Po galais. Nors ir eičiau per mirties šešėlio slėnį, jau skaičiau, bet dar paskaitysiu. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu su manimi. Trys dalykai. Visi bijom. Visi turim baimės. Pas mūsų visus yra kažkiek tai baimės. Visur. Visame kame. Finansai. Tiesiog galim sakyti finansai. Pinigai. Kas bijo pinigų nepritekliaus? Visi bijo pinigų. Visi bijo. Normalu visiškai. Taip. Bet šita baimė nėra normali. Visiškai nenormali. Šita baimė parodo, kad tu bijai to, ką velnias tau sukūręs yra, sutvėręs. Man uždavė klausimą vienas žmogus šią savaitę. Sako, bet tu pirkdamas namą įsipareigoji likti Anglijoje, o jeigu tau Dievas pasakys, kad tau reikia keltis. Ir mintise galvoju, kelsiuos. Net jeigu reikės namus palikti. Ir kas? Ir kas? Ir namus paliksiu. Ir kas? Turiu rankas, turiu protą, turiu širdį, turiu jėgų. Eisiu kitur, dirbsiu kitur, nusipirksiu namus. Ir kas mane laiko? Mane laiko namai? Po galais. Ne. Tu įsipareigoji bažnyčiai, įsivaizduoji? Dievas sakys, kitur laisva valia visiškai eisiu kitur. Ne jokios baimės, nieko iš viso nejausiu. Dievas sakė, einu, darau. Visi turim baimę, visi iki vieno. Pirmas dalykas, kaip įveikti baimės? 3 dalykai. Pirmas dalykas, labai svarbu, jeigu mes darysim pagal tai, mes tikrai ją įveiksim, mes tikrai būsim super... Kas tokia? Fearless. Ne, nebūsim fearless, būsim fearless, būsim mažiau bijantis. Nebūsim fearless, neįmanoma tokiais būti, bet būsim tokie, jau pasaulis žiūrės, sakys, kas su jais čia daros. Pirmas dalykas, įvardinti ir išsižadėti baimės. Svarbiausia yra įvardinti baimę, įvardink baimę garsiai. Ko tu bijai? Tiesiog atsistok prieš veidrodį, arba atsistok prieš kitą šventąjį ir sakyk, bijau to ir to. Žinot, kokia mano baimė buvo, kai aš nusidėjau? Mano baimė buvo gėda, perrišta su gėda, ir taip pat mano baimė buvo pamatyti jūs. Didžiulė baimė. Aš galvoju, jie mane nužudys, jie mane pasmerkia. Aš galvoju, kaput man. Kiek kartų stovėjau, kalbėjau ir po to taip susivariau. Didžiulę baimę turėjau. Pirmą kartą, kai ėjau į maldą, pamenu, mano kinkos drebėjo. Aš bijojau, realiai bijojau, išgyvenau baisų baimės jausmą. Įvardiju baimę, žmonių baimę, pakliūviai spąstus. Kas atsitinka, kai tu bijai žmonių, neini į tą susirinkimą. Ir prarandi daug, be galo daug. Ne tai, kad ką tu gautum tame susirinkime, visiškai pamiršk. Bet tu prarandi įveikimą baimės. Tu prarandi savo sustiprėjimą, tu prarandi perėjimą iš šlovės į šlovę. Nuo vieno laiptelio į aukštesnį laiptelį. Va, ką tu prarandi. Tu prarandi augimo procesą. Įvardink, ko tu bijai ir įsižadėk šito. Ko bijai?
Ko tu šiandien bijai? Antras dalykas. Perprogramuok savo mąstymą. Restart. Kai kompiuteris pakimba, kas atsitinka, ką tu darai? Kad jis veiktų, tai tu restartuoji jį. Nemeti lauką, ne. Tu restartuoji, darai iki galo viską, kol pamatai, kad tikrai jau sugelęs ir išmeti. Bet gal jis dar geras. Tu restartuoji, paspaudi mygtuką. Restart. Restart. Kaip padaryti restartą man baimės sferai? Sužinot, ką Dievas apie mane man. Kas yra restart. Ką Dievas sako apie tave šitoj va baimiai. Nes tu jau įvardėjai tą baimę, tada tą baimę susirask Biblijos istorijoje. Nes jos visos čia. Ir tu čia taip pat. Žinot ką, Jokūbas sako, kad Biblija yra mano veidrodis. Žiūriu ir matau save. Tarp jų taip pat kilo ginčas, kuris iš jų turėtų būti laikomas didžiausiu. Tai yra veidrodis. Čia bairis. Bet čia yra veidrodis. Ir jeigu aš pasižiūriu čia, einu tenai ir bijau, aš iš karto užmirštu, kas tenai parašyta ir kaip pats atrodau. Nes čia tai tobulai parašyta, koks aš esu iš tikrųjų. Ir pasiemu tada tą. Aš prisimenu, vienas toks pastorius pasakojo, kaip vienoj bažnyčiai, dar kai jis nebuvo pastorius, jis sėdėjo kažkur tam gale bažnyčios ir kažkas pranašavo. Pranašavo visai kitam žmogui. O tas pastorius vogė pranašystę. Pranašauja, o jisai mano. Čia bus mano. Taip. Ir Dievas žino, kad tu vogė pranašystę. Ir Dievui patinka. Dievui labai patinka tokios vagystės. Pasimk savo. Pasimk savo, kas čia parašyta. Žinot, ką mes darom? Mes sakom, va kaip parašyta Inesai. Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų turėtų būti laikomas didžiausiu. Inesai, tau tiktų šitas žodis. Bet Jėzus jiems pasakė, pagonių karaliai viešpatauja jiems ir turintis valdžią vadinami geradariais. Čia Robertai šitas. Taip. Ne, man, pirmiausia man. Ką Dievas sako dabar man? Mano, restartuok, restartuok savo, pertransformuok savo mąstymą, keisk savo mąstymą. Parašyta, atsinaujinkite savo proto dvasioje, atsinaujinkit, tapkit nauji vėl iš naujo per žodį. Kaip tu nebijosi, jeigu tu nežinai, kas čia parašyta? Kaip tu nebijosi? Aišku, kad bijai, nes nežinai, ką apie tave Dievas sako. Aš iki šiandien apšalęs, kad aš stoviu čia prieš jūs ir dalinu žodžiu, nevertas nelikiek, ali nei 5 centų nesu vertas. Stovėti ir dar dalinti žodžiu. Bet kartais netgi galvoju, jaučiu kažkas pažiūri video ir galvoju, taigi tiek pridirbęs, taigi mes žinom, ką jis padarė, tas dar stovi ir drįsta kalbėti. Drįstų, žinot dėl ko? Tik tai dėl to, kad Vilma pasakė, man atrodo, kad jau gali. Nekiek nenorėjau. Ali nei kiek. Vilma gali patvirtinti, nesiveržiu pamokslauti nei kiek. Absoliučiai nei kiek. Žmona žino. Skušlovit galėčiau pamokslauti. Kam? Kam viešai? Kam mokyt? Man mokyt? Bet Dievo žodis sako, aš tau atleidžiu. Jėzus sako, aš tau atleidžiu. Aš pamenu į Big Church Day Out praeitais metais, ar kada čia važiavau, ir aš vis dar gyvenau tuo senuoju aš, kai prieš kiekvieną šlovinimą tu atgailauji ir skalauji vėl savo rūbus, balinį. Dieve, negaliu ateiti tavo buvimą, neatsiprašęs, bijau, taigi atsiprašau už tą išdavystę, atsiprašau už tą neištikimybę, atsiprašau už tas baises nuodėmes, atsiprašau, Dieve, ir save kamuoju. Kol pagaliau skaitau Dievo žodį aprašytą, pakanka tau mano malonės. Atleidau, nustok primint man. Perprogramuok savo mąstymą. Antras dalykas. Pirmas, įvardink ir įsižadėk baimės. Antras dalykas, perprogramuok savo mąstymą. Ir trečias, daryk tai, ko bijai.
Eik į baimę, daryk tai, ko labiausiai bijai, eik ir daryk. Eik ir daryk. Nes baimė auga, jinai gali užaugti. Taip pat ir drąsa auga. Ir jeigu drąsos neaugini, auga kažkas kitas. Eini ir darai. Kai Dievas pasakė Jozuvai, būk drąsus. Jūs galvojat, kad ten įvyko kažkoks gamtinis susitikimas? Drąsus, dabar nieko nebijau. Ateik čia, Jerichui. Pam! Jerichui. Į sieną. Jūs galvojat, kad ten tai buvo? Ne, Jozuvai atsistojo prieš Jerichą ir niekaip čia mes to nepadarysim. Ir dar Dievas sako, žygiuokit aplinkui. What? Ok, žygiuokit, bet tylėkit visi. Niekas nekrikst. Niekas nieko nesako. Žinau, kad nesąmonė. Niekas nesakykit nieko. Dievas sakė, žygiuosim aplinkui. Jo? Taip. Pasaulis būtų sakęs, reikia čia surasti silpniausią vietą Jeriche, surasim silpniausią vietą, arba reikia galbūt kažkaip infiltruotis per vidų, gal iš vidaus kažkaip tai užgrobsim. Jo skamba teisingai patarimas, bet jis ateina iš tamsos. O Dievas sako, žygiuokit aplinkui. Okay. Žygiuokim, tik niekas nieko nesako. Darykit tai, ko labiausiai bijot. Jozuė po to visas ištirpo iš baimės, kai nuo Ajo bėgo. Dievas sako, pakil, ką tu čia darai, ko tu meldies? Tarp jūsų yra nuodėmė. Jozuė netapo supermenas per taip pat iš karto. Jozuė tapo supermenas gale. Pačiam gale, kai jau viskas buvo atlikta. Jisai tada žiūrėjo atgal ir sako, wow, čia tai turėjau turėti drąsos šitaip daryti. Tikrai, daryk tai, ko bijai. Kai Mozė iškėlė gyvatę, dykumoje tą avarinę berot, iškėlė gyvatę, jūs galvojat, kad tenais buvo malonus vaizdelis pažiūrėti, kai tu tik ką įgeltas gyvatės, kai tik ką tavo vaikas buvo įgeltas gyvatės, arba sesė, arba brolis buvo įgeltas gyvatės ir jisai mirė. Arba dar nemirė, bet sako, pažiūrėk į gyvatę, tam, kuriam įkando, sako, žiūrėk į gyvatę. Žiūrėk į tą, ko tu bijai. Ir tai tave išgydys. Eini per savo baimę, lipi per savo baimę. Daryti tai, ko labai bijai. Pirmas, įvardink ir įsižadėk baimės. Antras, perprogramuok. Perprogramuok savo mąstymą, atnaujink savo mąstymą. Dievo pažadais. Sutapatink tą savo baimę su Biblijos istorija. Skaityk ją daug kartų, išmok ją mintinai ir paskui matyk, kas atsitiko su tuo žmogum, ką jis darė, ką Dievas jam liepė daryti. Ir tada daryk tai, ko bijai, daryk, eik ir kopijuok, eik ir daryk, ką tu bijai daryti. Ir tada tu matysi save su dvasiniais raumenim. Amen? Šiandien apie šitokią baimę. Sekantį kartą bus apie Dievo baimę. Dieve, Jėzaus Kristaus vardu, mes dėkojam tau už tavo žodį. Ačiū tavo Viešpatie, kad tu išpildai savo pažadus. Ir kokie didingi yra tavo pažadai. Mums nesuvokiami. Visiškai nesuvokiami. Kartais net kvaili atrodo. Visiškai unreal. Neįmanoma. Tu velniau, tu šėtonė, von nuo mūsų, kuris pastoviai mums priminė, kaip Dievas neišpildo savo pažadų. Mes sakom, mes užsidengiam ausis prieš tave šėtoną ir mes atveriam savo ausis į Dievo žodį. Nes Dievas įvykdys tai, ką pažadėjo. Nuo senųjų dienų, nuo tų pranašysčių laikų, jis įvykdys visas savo pranašystės. Viskas įsilygins žemėje ir bus taip padaryta, kaip Dievas nori. Jėzaus Kristaus vardu. Ir mes šiandien sakom, mes šiandien atsistokim visi, mes šiandien sakom, mes fiziškai atsistojam ant Dievo žodžio. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org/paremk.